Sveika, brangioji. Taigi šios dienos tema gimė iš paskutinio mano laivo apie santykius ir šiandieną kalbėsiu negalėjimas pasakyti, kas netenkina, kas nepatinka. Pasakai, tačiau atsargiai. Taigi sveikinuosi su tomis, kurios žiūri gyvai ir su tomis, kurios žiūrėsite įrašą. Ir iš karto dėkuoju už aktyvumą, už suflerį man. Komentuokit po apačią, apie ką dar norėtumėt iš manęs išgirsti. Taigi šiandieną grįžtam prie pasiūlytos temos. Negalėjimas pasakyti, kas netenkina, kas nepatinka. Pasakai, tačiau atsargiai. Ir kalbėsiu apie priežastis, kodėl negali pasakyti, kas tau nepatinka, arba tau sunku tai pasakyti. Ir taip pat, kas yra labai svarbu, suklus, bet ir netgi duosiu konkrečias frazes, kaip gali išsakyti savo nepasitenkinimą taip, kad tave išgirstų ir tau nereikėtų kartoti, kad tau tai nekeltų diskomforto pokalbėje ir kad po to, brangio, jaustumėsi gerai. Ar ne? Taigi, tu jau esi mandagi, išsilavinusi moteris. Nes pas mane kitokios moteris tiesiog nepritraukia. Ne? Taigi esi mandagi, išsilavinusi ir tau sunku išsakyti savo nepasitenkinimą vien per savo galbūt, čia prielaidą darykim, mandagumą. Galbūt tu esi netgi versli moteris ir tau svarbu, kad tavo partneriai ar būsimi klientai išliktų su tavimi netgi po tavo pastabų. Taip? Tau tai yra labai svarbu. Ir tu nori išlaikyti savo aukštą bendravimo lygį, savo autoritetą ir tuo pačiu būti išgirsta. Brangiosios, sukluskit, labai svarbu. Mes galim daug kalbėti, bet galim būti neišgirstos. Arba stengiasi būti puikiai žmona, čia einam dabar į kitą sferą, ir bijai savo vyrui išsakyti kritiką, nes nenori kivirčių, nenori pyktis ir dažnai nutyli. Taip? Ir tuo pačiu tau patinka augti savo galimybėse, tu jau prisiemi atsakomybę savo už savo santykius darbinėje aplinkoje bei šeimoje ir sieki sužinoti dar daugiau, kaip galėtum įvaldyti santykių kūrimo meną. Taip, kad turėtum savo aiškias ribas, kam tu nepritari, ir kad žmonės aplink tave, tai yra tavo vyras, tavo vaikai, kolegos ar draugės, gerbtų tave ir girdėtų tai, ką tu jiems sakai. Taigi, jeigu mes matomės pirmą kartą, aš esu Lina Lasi, efektyvi asmeninė mentorė, padedu sėkmingoms moterims, veiklioms moterims turėti dar daugiau aukštesnio lygio pasitikėjimą jų santykiuose su šeimos nariais, su kolegomis ir partneriais bei klientais, su lengvumu, nespaudžiant savęs ir nelipant per save ir savo vertybės, išlaikant savo autentiškumą. Taigi, brangiosios, grįžkime prie temos. Apie nutylėjimą ir taikstymąsi su tuo, kas tau, brangioji, nepatinka. Ir tau taip sunku tai pasakyti, arba tu bijai užgauti kitą žmogų. Taigi dabar einame į priežastis. Viso to, kokios viso to yra priežastis. Ir čia eina kalba apie susimažinimą. Ir dalinai netgi aukojimąsi vardan šventos ramybės, kad nesusipykti, neužgauti, neįžeisti, nepasirodyti, bijai pasirodyti nemandagia. Tai geros, mažos mergaitės sindromas. Negali išsakyti savo nuomonės moteris, kurios yra pastrigusios per kažkokią tai situaciją ar įvykį savo vaikystėje. Tiesiog, kai jos aiškiai įvardino, kai buvo mažas, ko nori, buvo nubaustos ir kas vyko toliau. O ta maža mergaitė nusprendė, jinai tiesiog priėmė laikytis tokios strategijos, kad reikšti savo nuomonę yra nesaugu. Man skaudės fiziškai arba emociškai. Aš būsiu nemylima ir toliau pasileidžia giluminiai, vidiniai, pasąmoniniai procesai.
aš būsiu nemylima, reiškia, kas eina toliau, reiškia, nebus patenkintas mano vienas iš esminių žmogiškų poreikių. Jeigu nepatenkinsi, brangioji, savo esminių poreikių, tiesiog jausiesi nelaiminga. Ir čia jau ne ego žaidimai, bet gili pasąmoninė konstrukcija, kuri veikia autopilotu. Mūsų tas pagalbininkas, mūsų protas, kad ir kaip mes sąmoningai norim kažką perduoti, pasakyti, padaryti, kartais ima ir užblokuoja. Suprantam, kad taip nenorim, mes norim kitaip, bet kodėl mums nesigauna, net jeigu ir labai stengiamės. Taigi šitoj vietoj reikia giluminio darbo su savimi pačiu. Ir kas dar svarbu, brangioji, kad tave palydėtų žmogus, kuris žino, kaip tai padaryti, kuris yra šitoj srity profesionalas. Taigi grįžtam dabar prie tos mažos mergaitės. Mažos mergaitės sindromą mes gydome, tiksliau aš gydau mano autorinės programos metu. Apie tai galite sužinoti pačios užėjusios į mano saitą linalasi.lt. Aš paskui apačioje įklijuosiu tiesiog į nuorodą, galėsit, kurios mane matot pirmą kartą, susipažinti artimiau ir su tuo, ką aš darau ir kaip aš padedu moterims. Taigi, dažnai per aiškumo skambutį, lazerio tikslumu pamatau, kur moteris yra pastrigusi. Ar 5 metukuose, ar 15, ar gal visiškai pačioj pradžioj. Ir išmokti išreikšti, kas jūs netenkina, gali būti todėl sudėtinga. Bet tai yra svarbu žingsnis siekiant geresnių santykių ir asmeninio augimo. Ir dabar, brangiai, duosiu keletą patarimų, kaip tai padaryti, kaip efektyviai kalbėti, kad tave išgirstų. Todėl išlik iki pabaigos. Kad tau būtų lengva išsakyti tai, kas tau nepatinka, ir kad tave išgirstų, numeris 1. Pirmiausia, turi suprasti savo jausmus. Tai yra padaryti greitą mini analizę. Skirk truputėlį laiko suprasti, kas tiksliai tave netenkina, tarkim, tavo vyre, kolegoje ar verslo partneryje. Ar tai yra konkretus elgesys, situacija, o galbūt žmogaus požiūris. Aš žemiau truputėlį toliau pasakysiu konkrečiais pavyzdžiais. Dabar duodu tiesiog teoriją ir paskui papildysiu pavyzdžiais. Taigi, padarai analizę savo jausmų. Kas konkrečiai tame žmoguje tau? Jis ne visas tau tiesiog. Taip, tu dabar galvoji, jis mane visas erzina, jis mane visas viesina, negaliu aš net pažiūrėti momentais, ar ne? Čia arba į vyrą, arba į vadovą, arba į kolegą. Bet iš tikrųjų, tai jame tave erzina tik tam tikras dalykas. Tai būtent arba jo požiūris, arba situacija, arba jo konkretus elgesys. Kai identifikuoji priežastis, įvardini, kaip ir kodėl tai jūs trikdo. Tai padės aiškiau išreikšti tau savo mintis. Taip, eisim prie pavyzdžių. Kas toliau labai svarbu? Pasirinkti tinkamą laiką ir vietą pokalbiui. Tai yra įsakymui, kas tave netenkina, kas tau nepatinka. Jeigu tu gatvėje išrėksi, kas tau nepatinka, tiesiog būsi kaip gatvės babytė, kuri tik rėkia, bet jos niekas negirdi. Ar tu nori tokia būti? Ne? Tu galbūt nori pasakyti vieną sakinį, netgi negarsiai, ir kad tave išgirstų. Ir tai, brangio, yra įmanoma. Taigi, grįžtam prie vietos ir laiko. Vadinasi, yra labai svarbu privatumas pokalbiui. Tai rinkis vietą, kur galite kalbėtis tiesiog privačiai, netrukdomai. Jeigu tai tave netenkina kolegos kažkoks elgesys ar vadovo, tai turi susitart, paikim kažkur atskirai arba pasilikim po darbo. Ne prie visų. Nesiaiškikit santykių prie visų, nes bus turgus ir jūs pavirsit kitų akyse tik gatvės babytė, turgaus babytė. Ne? O jūs siekit būti ta rafinuota moterim arba tiesiog išlaikyta, vertinama, gerbiama. Einam prie kito punkto. Laikas, kas yra labai svarbu.
įsitikink, brangioji, kad pasirinktas laikas yra tinkamas ir tau, ir tam žmogui, kuriam nori pasakyti, kas tau netinka, nepatinka, kas tave netenkina. Taip turi būti abiem. Nei vienas iš jūsų, nei vienas ar viena iš jūsų, kad nebūtumėt pernelyg pavargęs arba prastos nuotaikos. Nes jeigu ten kolega bus ir taip prastos nuotaikos arba vyras grįžęs, o jūs dar bandot kažką jam paaiškinti, tai čia gausis tas pats, kas jūs dar į laužą įpiltumėt dar degaus skysčio. Toliau. Kitas momentas yra, būkite aiški ir konkreti. Konkretumas labai svarbu. Venk abstrakčių ar bendrinių frazių. Vietoj to nurodyk konkrečius faktus ir pavyzdžius. Pavyzdžiui, netinkamas būdas yra sakyti, tu esi apsileidęs, netvarkingas ir taip toliau. Įvardinkite geriau konkrečius atvejus. Kojinės mėtosi, rūbai nesulamdyti, dantų šepetėlis šalia kriauklės. Va taip. Tada žmogus išgirs, aha, čia apie mane, galbūt tikrai aš šįryt numečiau kojinės, ar ten šepetėlį kažkaip netai padėjau. Toliau, naudokit aš žinutės. Kas tai yra tos aš žinutės? Tai vadinamos aš formuluotės. Pavyzdžiui, aš jaučiuosi nusivylusi, kai ir vėl tavo rūbus radau ant žemės vietoje. Tu visada ten rūbus numeti ant žemės. Suprantat skirtumą? Dar kartą paklausykit. Aš jaučiuosi nusivylusi. Pirmą įvardinat savo jausmą ir tada pasakot, kada jūs taip jaučiatės, nes žmonėms jūsų jausmai iš tikrųjų yra labai svarbus. Labai. Jie tuomet kitaip girdi. Nes jeigu jūs tik kaltinat, tai žmogų atsumė ir jisai jau traukės. Jisai iš karto užsiblokuoja, jo klausa iš karto. Jūs ten kalbat, o čia jam ėjo ir išėjo. Viskas. Ne? Bet kai jūs pradedat apie jausmus, apžaidžiat situaciją, tada žmogus įsiklauso, pradeda klausyti, aha, čia kažkas bus įdomaus. Arba kitas pavyzdys. Aš nerimauju, kai tu vėluoji. Ne? Toliau išlaikykite ramybę ir pagarbą. Čia ketvirtas jau punktas. Išlaikykite ramybę ir pagarbą. Tona. Stenkitės išlikti ramiai ir naudoti neutralią kalbą. Kas ta neutrali kalba? Varduosiu jums per pavyzdį, kad būtų aišku. Situacija. Jūsų partneris, ar vyras, ar kolega, ar netgi vaikai dažnai vėluoja, tiesiog nepraneša, bet dažnai vėluoja jūsų kažkokį tai susitikimą. Neutrali kalba skambėtų taip. Kai tu vėluoji ir nepraneši man apie tai, aš jaučiuosi nerimastinga ir negerbiama. Ar galėtume susitarti, kad praneštų man apie vėlavimą iš anksto? Ir venkite kaltinimų ar agresyvių teiginių. Pavyzdžiui, tu esi toks ir toks. Ne? Tu visada vėluoji ir visai negerbi mano laiko. Čia yra kaltinimas ir to pačiu agresyvi kalba. Bet jūs sakykite taip, aš pastebėjau, kad dažnai vėluoju. Ir tai mane neramina. Gal galėtume rasti būdą, kaip šią situaciją įspręsti. Taip? Taip. Visai kitaip skamba. Žmogus netgi pamato ne kaltinimą, bet netgi jūsų rūpestį juo. Taip? Jums svarbu, kodėl jis vėluoja. Gal jam kažkas atsitiko ir jis kitą kartą iš tikrųjų, gerbdamas tą jūsų rūpestį, jis perspės jūs. Bet jeigu jūs pirmą jį apkaltinsit ir tada pasakysit, kad man rūpi, jis tada neišgirs sakinio pabaigos. Tai, brangioji, dabar apie neutralią kalbą dar darbinėse situacijose, nes jūs komentavot man, kad tai jums aktualu. Beje, pakomentuokit, jeigu galit, kurios aktyvesnės, ar jums aktualu santykiai darbe, tada galbūt aš jums padarysiu daugiau tokių laivų ir daugiau kažkokiu atnešiu informacijos. Tiesiog rašykit, kam arba kuriam žmogui jums sunkiausia kažką pasakyti, kur jūs turit problemą. Nes šios dienos tema, primenu, tos, kurios vėliau prisijungėt, yra, kad aš negaliu pasakyti tai, kas man nepatinka, arba man tai labai sunkiai pavyksta. Tiesiog kažkaip tai išlemenu, bet niekas to neišgirsta, kaip ir mintis tokia, ne? Kažkaip tai pasakau, bet, negarsiai, niekas to negirdi. Taigi dabar grįžtam prie situacijos darbe.
Jeigu jūs dažnai pertraukinėje ir jūs turit pojūtį, kad jūsų negirdi, tai tokiu atveju jūs galite pasakyti tokią frazę. Kai mane pertrauki susitikimuose, jaučiu, kad mano nuomonė nėra svarbi. Ar galėtume suteikti viena kitai, jeigu čia su kolegė kalbat, daugiau laiko išsakyti mintis? Tiesiog kaip ir gražiai paprašot. Ir venkite kaltinimo. Vat, tas modelis, kuris netinkamas. Tu visada pertrauki mane, kai kalbu. Čia jau yra grynas kaltinimas. Kai būnu pertraukima, man sunku užbaigti mintį ir jaustis išklausyta. Ar galėtume suteikti viena kitai daugiau laiko išsakyti mintis? Va čia tą patį perfrazavau kitaip. Jeigu dabar nori pasižymėti, tarkim, mano tas frazes, tai tiesiog dabar klausykis, o paskui atsisuksi tas vietas, liks įrašas kuriam laikui ir galėsi jas pasižymėti, pasikartoti. Taip, kas dar labai svarbu, kad jūs žmogus išgirstų. Brangis, jūs taip pat turite išmokti klausytis. Tai vadinasi, leiskite kitam žmogui atsakyti ir paaiškinti savo požiūrį. Ne taip, kad ir ta gražia savo mandagia fraze pasakiau, bet aš jo neklausau, jis manęs irgi užsiblokos, aha, jinai manęs negirdi, o jam taip svarbu irgi pasakyti. Galbūt kažką ten irgi naudingo išgirsit savo, ko jūs neatkreipėte dėmesio. Taip, toliau. 5 punktas būtų pasiūlykite sprendimus, alternatyvas. Po to, kai sakote savo nepasitenkinimą, pasiūlykite tiesiog galimus sprendimus ar kompromisus. Ir bendradarbiavimas kviečiate kitą žmogų diskusijai, siekiant rasti abiem priimtiną sprendimą. Pavyzdžiui, vyras jūs kviečia žvejoti. Jeigu jūsų vyras žvejys, ar ne? O jums tai nepatinka. Ir jūs dėl to dažnai pykstatės. Tai arba nutylit ir važiuojate ten žvejoti ir save aukojat savo laiką ir grįžtat nelaiminga, nepatenkinta. Arba tiesiog dėl to pykstatės. Jūs galite sakyti taip. Gerai, pradžioje, brangusis, važiuosime, kur tu nori, bet po to įvardinat, kur jūs norėtumėt. Arba prieš gali taip pasakyti. Prieš tai mes nuvažiuosime, arba prieš tai nuvažiuosime ten, kur aš noriu, va, ten trumpai užtruks, galima ten kažkaip jam įvardinti irgi, kad būtų aiškumas. Arba, tarkim, susiraskime vietą, kur visai šalia yra tai ir tai, kas jums patinka, kad būtų ir jūsų poreikis patenkintas, ir vyro, brangiosios. Labai svarbu nepraryti savo poreikių, labai svarbu tai, kad jūs sutiksit visuomet su kolegom, su vadovu, su savo vyru, jūsų autoriteto, jūsų pasitikėjimo tai tikrai nepakels. Ir meilės tokiu būdu, nes čia mes tokiu būdu sutikdamos, susimažindamos, mes aukojam save, pasąmoniniam lygmenį tarsi taip įsigydamos to žmogaus palankumą ir meilę. Nebrangiusios darot labai didelę klaidą, čia yra pats didžiausias mitas, kad šitaip galima nusipelnyti pagarbą ir meilę. Priešingai, kai jūs visuomet sutinkat, tiesiog tas žmogus vienas variantas, galbūt galvo, kad jums tai visai ir patinka ir jis tada dar daugiau jums to paties siūlo, ko jūs nenorit, jeigu jūs neišsakot, kas jums nepatinka. Ne, va čia irgi yra blogybė, jis tiesiog nežino apie tai. Todėl pasakyti, ką aš jaučiu, yra labai svarbu. Dar duosiu pavyzdį apie asmeninę situaciją, tarkim, apie vėlavimus. Kai tu vėluoji, čia kažkokiam konkrečiam žmogui, be pranešimo, be paskambinimo man, aš jaučiuosi nerimastinga ir negerbiama. Ar galėtume susitarti, kad praneštum apie tą vėlavimą iš anksto? Taip? Tiesiog va, taip galit pasakyti. Dabar, jeigu tai yra darbo aplinka ir jūsų kur nors nekviečia, tai jūs taip ir sakykit. Kai manęs neįtraukia į svarbius projektus, neįtraukėt susitikimus, jaučiuosi, kad mano indėlis yra nevertinamas. Gal galėtume įtraukti mane į šiuos susitikimus ateityje. Ne?
Taigi, brangioji, daviau tau konkrečius pavyzdžius, kaip efektyviai bendrauti su savo vyru, partneriu, kolegomis ar draugais. Bet galiu tau pasiūlyti dar efektyvesnį būdą, tai yra pašalinti priežastis, kad tokios situacijos, kai tau reikia kalbėti apie tai, kas tavęs netenkina, iki tavęs neatyto aplamai, arba ateitų labai retai. Nes ypač jeigu tau kartojasi, kad tu esi negirdima, vadinasi, problema, brangioji, yra tavyje. Ir čia jau kalbu apie giluminių priežasčių pašalimą. Kodėl vis dar viršų, brangioji, ima gera mergaitė. Tai yra, kalbu apie pašalinimą situacijos, kuomet nusprendei, kad tau ši strategija yra naudingesnė nei išsakyti savo nuomonę. Ir vat kodėl pritrauki tokias situacijas, kurios tau nepatinka, ypač jeigu kartojasi, ne? Tu kalbi, o tavęs niekas net neklauso. Ir priešingai dar tave apkaltina, kad kažko tai nepadarei arba ne tai padarei. Jeigu šeimoje kyla barniai, tavo nuomonė niekam nesvarbi, ar ne? Arba jeigu tarp kolegų esi nepastebėta, pavaldiniai tavęs negirdi, jeigu tokių turi, vadovai neįvertina, kviečiu tave aiškumo skambučiui, kuris tavęs niekuo neįpareigoja. Ir jau per pirmą sesiją lazerio tikslumu pasakau priežastis ir jas aiškiai tau vardinu. Taigi, jeigu nori aiškumo, o gal jau netgi svarstai apie pagalbą, arba tiesiog nori išsilaisvinti iš susikaustimo, pasitelkimo, eiti į naują pasitikėjimo lygmenį, kur jau yra visiškai kita gyvenimo kokybė, paremta pagarba, supratimu ir netgi švelnumu, jeigu nori spręsti situaciją šeimoje. Tai prie šio video ar komentaruose rasi nuorodą, užpildyk paraišką, primenu, nieko į tave neįpareigoja ir aš tau duosiu savo įžvalgas. Taigi, iki sakau tau, jeigu jau nori eiti savo naują pasitikėjimo lygmenį, bet įdėliojimo, jeigu nori tapti moterimi, kur yra vertinama, brangioji, ir mylima, kuris su lengvumu, tarsi ne taip pasiekia tai, ko iš tikrųjų nori. Pasikalbėkime aiškumo skambutyje, beje, aiškumo skambučius, ypač nemokamus, darysiu ribotą laiką. Todėl, jeigu supranti laiko ir pinigų vertę, ir tau svarbi tavo emocinė būsena, susirask nuorodą ir užpildyk tą trumputę paraišką ir galbūt aš tai pasikviesiu. Jeigu atsainiai užpildo moteris, tiesiog negaištų savo laiką. Skiriu dėmesį tom, kuriuom tai aktualu ir kurios nori savo pokyčių. Tai ką, brangiosios, šį kartą sakau iki. Nors galvoju, aš ir dabar turbūt galiu gal įklijuoti komentaruose. Jūs dar galite užduoti man klausimus, jeigu turite šitos temos, kol aš jums surasiu ir klijuosiu. Galite užduoti klausimus, siūlyti man temas kitam kartui. O aš jums įklijuosiu, tiesiog nueisite mano saitę, rasite tenais anketą. Parašykite, ar jums buvo naudinga. Taip, galite eiti mano saitę, susipažinti su tuo, kaip aš su moterimis dirbu, daugiau ten aprašyta mano istorija ir kaip aš galiu padėti, kur galiu padėti, arba galite tiesiai pildyti anketą. Tai duosiu ir saito nuorodą ir nuorodą į anketą. Taip, ir dar minutę kitą laukiu jūsų. Dvi nuorodos, galite suoti arba ant vienos, arba ant kitos. Laukiu jūsų klausimų. Taip, duokit man žinoti, ar jums aktualu, ar jums patiko kažkokį tai. Nepagailėkit ar širduką, ar nykštuką, kad aš žinočiau, kad jums apie tai reikia pakalbėti daugiau, brangysis. Tai ką, apkabinu visas, dėkoju už jūsų laiką skirtą savo ir man. Ir tikiuosi susitikti su tomis moterimis, kurios nori būti išgirstos, nori būti matomos
ir nori laisvai mokėti išsakyti savo nuomonę, kas jam nepatinka, be jokios graužaties, drąsiai, pasitikinčiai, arba netgi nepritraukti tokių situacijų, tai yra pašalinti priežastis. Iki brangioji.